Kauno pilies atstatymo darbais susidomėjo Temidės tarnai. Draugija pilis prašo stabdyti rekonstrukciją, kad iki galo nebūtų sužalotas paveldas. Tuo tarpu valdžios rūmuose svarstoma galimybė šiai visuomeniniai organizacijai, stabdančiai projekto įgyvendinimą, pateikti ieškinį, prašant atlyginti nuostolius. Nors teigiamus atsakymus, kad Kauno pilies rekonstrukcijos projektas tinkamas, pateikė ne viena ekspertų darbo grupė ir net valstybinė kultūros paveldo komisija, Draugija pilis Kauno apygardos administracinio teismo prašo panaikinti statybų leidimą ir taikant laikinasias apsaugos priemonės sustabdyti rekonstrukciją. Todėl valdžios rūmuose kalbama, jog Temidės tarnai pilnai tenkins visuomeninės organizacijas užgaidas, bus padaryta nemenka žala. Mačio projekto įgyvendinimui jau išleista daugiau kaip 500 000 litų. Dabar sustabdymas to projekto, tai reiškia klausimas tada, kas atlygins nuostolius, nes yra vis tik nemažai darbų atlikta. Jeigu bus sustabdyta, jeigu mes neišpildysim tų terminų ir tų reikalavimų pagal sutartį, kurią esam pasirašę, kaip minėjau, dar praėjusių metų rugpjūčio mėnesį. Tai mes vilėmės, kad sveikas protas nugalės. Ne viena Draugijos pilis prieš Kauno pilies atstatymą rengtą akciją stebėję Kauno valdininkai tikina, kad jei Temidės tarnai patenkins visuomeninės organizacijos prašymą ir rekonstrukcijos darbai bus sustabdyti, išleistus pinigus daugiau kaip 500 000 litų, tai yra padaryta žala, bus bandoma išieškoti iš Draugijos. Mūsų paduoti teismo negali, kadangi mes elgiamės pagal įstatymą. Visuomenė turi teisę, netgi kiekvienas atskiras žmogus turi teisę reikalaut, kad ta neteisėta statyba būtų sustabdyta. Nors Kauno pilies atstatymo darbai vykdomi visų pajėgumų, jau dabar aišku, kad numatyta data kitų metų balandį pilies durys visuomeniai dar nebus atvertos. O ir dėl kliūčių rekonstrukcijai vangiai diskutuojama, kas vyks istorinėme Kauno pilies bokšte. Tie kliuviniai, tie trukdymai dėl Kauno pilies iš tikrųjų nesudaro mums tinkančių sąlygų tenai vėl įsikurti. Jeigu iš pradžių pirmas buvo manimas, kad bus balandžio mėnesio galima įsikurti, tai dabar jau taip nemanom ir jeigu tokie ginčai toliau vyks, tai mes nežinome, kada vėl galėsime įsikurti. Bendrai Kauno pilies pietrytinio bokšto rekonstrukcijai ir pritaikymo visuomenės poreikiams bus panaudoti 2 milijonai litų. Miesto iždo pinigai 300 000 litų. Likusi dalis lėšų iš Norvegijos finansinių mechanizmų fondo.